Sveiki, mano mėly žiūrovai, su jumis MBB bendryje. Tai yra kanalas, žaidimų kanalas, kuriame dažniausiai žaisime ir darysime kitas nesąmonės. Idėja, nuo ko kilo idėja šito kanalo, nepatikėsit, bet šitą idėją buvo tiesiog atsitiktinai sugalvota. Filmus ne aš vienas darysiu, yra taip pat žmogus, pagalbininkas, naparnikas, jisai pristatys vėliau. Ir šiandien mes filmuosime laidą Žemiausia rečega suvalkietiškai. Tai va, dabar po manęs turėtų pristatyti naparnikas, pamiršau savo vardą pasakyti, tai mane vadinkite Džeza, gal daugam žinomas, pravardė, klička, gal ir ne. Sveiki, esu antrasis MB bendrijos narys Modei. Esu šio kanalo antrasis padėjęs, antrasis vedėjas, kaip sakoma. Ir tikiuosi susimatysime daug video, kur nuveiksime daug ko įdomaus. Taigi kanale vyks įvairios veiklos. Viena iš jų bus BMG, paskui taip pat greitom dienom gal netgi kažką iš asetos paleisim. Taip pat nebūtinai bus racing game, pavyzdžiui, bus ir šaudymų, nemanykit, kad žaisim CSGO arba Valorantą, žaisim kažką kito, paskui, nežinau, gal ir sandboxą kokį pažaisim, bet... Tai žinai, visko po truputį galima, kadangi mes turim 2 MB bendrijos narius, čia Džeza ir aš Modei. Kiekvienas gali netgi po savo video kelti, tai galima tikėtis to, ko net visai net nesai, gali būti ir tų CSGO video, bet jau CSGO ilgai nežaidžiu. Tai va, ką dar noriu papasakoti įdomaus, kad kanalas tikrai absoliučiai iš niekur nieko atsirado, man tokia mintis šovė, sakau, reik pradėti YouTube'int, aš, ir bam, ir atsirado tokia mintis, ką čia, kad reik YouTube'int. Tai dar tų pačių ir mane įtraukė į... Paskambinau tą pačią dieną, sugalvoju ir viską padarėm. Gal kai vienas YouTube'in tai lengviau, kai dviese tai iš viso tragedija. Esmė tame, kad man jau šitą mintis kokią 3 savaitę beldžiasi, bet aš nepaskambinau. Jo, tai va, tokie faktai, nežinau, komentarą atviri, klauskit, kas domina, atsakysim. Čia tik pradžia, čia visko galima tikėtis pradžioj, ne aukščiausia kokybė, po truputį visko daugiau geriau. Taip, ir tikrai už kalbą atsiprašom, jeigu te kokią chuinę pasakysim į temą. Keiksmažodžiai, jeigu bus žiauriai agresyvūs, pypsensim, tada rubrika vaikai gali žiūrėti, bet ne per televizorių namų, aišku. YouTube'as pagrindė neduoda keiktis. Tai ką mūsų užmūtins YouTube'ai. Tai va. Tokius tokelis, nežinau, kada papasakot, sakau, komentarį atviri, klauskit, pirmas YouTube'ais video, ne gyvenime, bet aplamai. Tai va, tokius tokelis. Ja, tai ką, pereikim prie... Taigi, šiandieną testuosime šitus automobilius, jų limitus ir pažiūrėsime, kiek jie gali padaryti be kelyje. Jo, mano kiberas tėvus, kad trečia pavara, žinau, kad lygiaus vietos traukia, tai bus įdomu. Taigi, šiandien laidoje matysite du šitus sunkvežimius. Čia sunkvežimiai. Čia ne sunkvežimiai, čia... Karočią mašinas, va. Ir esmė tame, kad mes jom plius minus pasiskolinom idėją, žodžiu, čia bus kaip aukščiausia pavara, bet lietuviškai. Tai va. Planas toks, mums šitie laidos prodiuseriai davė po 500 rublių, eurų, kaip pavadinsi, nepagadinsi, kad nusipirk 2 važiuojančias mašinas, bekelį, kaip supratot. Tai aš nusipirkau Lada Niva, paprastą 2 durų, kaip matot, važiuojančią su cinamonu. Maniškiai berods atėjo su 1.7 dizeliu, jeigu kam įdomi galia, tai bus čia va parašyta, su pele parodau, prašom, va. Čia viską matysite. Ir taip, mokėjau 480, ponas, pristatykit, kokį jūs kiberą nusipirkot. Tai pas mane, mano bačkutė, taip pat Lada Niva, tik truputį kitokios variacijos. Turime... Pikapas metau. Pikapas, taip. A kodė šviesų neišjungia? Akumuliatorių gerą turėjo? Jo. Kažkoks senukas pardavė irgi, čia kaip mato, cinamono po truputį, bet svarbu pikapas, čia žinai, kiek vyrų gali ir bulvių maišų prikrauti, ei.
Čia visą mano šeimą sukištum. Nu jau, Tai tada dar- užlipa į to tą biškį, taip žinai, visą mano mašiną pradėjo tiesiog judėti visą. Gerai. Taigi šiandienos įdomi bus vieta to, kad mes testuosim tik šitie džipai gali padaryti ir jų galimybės ištestuosim, atsiprašom už nerišlumą. Ir staiga gavau pranešimą tai, kad turime vykti iki miesto Bekelę ir stengtis kuo mažiau paliesti kelių. Mieste lauks kita mūsų užduotis. Žinai, lauku, aišku, nekelsi tai. Ne, laukų negalima žvyrkelių, taigi aš įlipsiu į savo transporto priemonę. Taigi, pavažiuodami į miestą supratome, kad iškils šiokia tokia problema. Ne visada Bekelę gausim, tad teks šiek tiek improvizuoti, aš taip manau. Pas tavę tai įspraustate mašino įmedžiai. Nu tai yra neišbaigta sistema šičia. Jau. Taip, tenksimės kuo dažniau Bekelę važiuoti. Pirmas epizodas gali būti nevykęs, bet šiandien mes tikrai pasistengsim į kokią nesąmonę iššausim gerą riebę. Žinai, viso gali būti. Bus kažkokios serijos bus įdomesnės, bet pradžia yra pats pristatymas, tai aišku galima apie patį kanalą kalbėti. Nes Jo. viskas yra pirmo ir tik dalykų dėti klausimų, viskam atsakymų nėra. Pačiam kanale, sakau, bus įvairi veikla, visko veiksim. Taip pat esam šitie atviri jūsų pasiūlymam, bet karočią nesiūlykit žaidimų, kurie reikalauja tonus, nes tiek pas mane, tiek pas jį patys. Negeriau. Koks skirtumas, geriau prašiau, bet vis tiek nepažaisi GTA 5, 4K, RTX, Ultra modu. Esmė tame, kad karočią žaidimai turi būti įdomus, bei kabinantis, atsiprašau, tik žinau, bet rašiau. A tu neuždusai? O pastumsi? Žinau, bet arti. Pirma Tai va. pavara turėliai. Aš antrą važiuoju. Tai va. Žaidimas irgi nėra prastai medinių grafikų. Aišku, žaidžiu vidutinių nustatymų, žaidžiam internete, tai čia biškai mažiau FPS gauna. Tai aišku, aš atsimenu senom dienom, da kai pas mane dar didesnį balvėj kompas būtų, tai aš prie jo valandas dėdėdavau. Da. Čia račnyką užtrauksim, antrų bėgių mašiną, vaneliną. Jau žinau, kad jau būčiau į jobalinės, tai. I'm too fast for you, boy. Look at them doing the speed. Tau pradėjau dūmą ir ką pas mane matot, Labai. tikriausiai nematot pas jį. Ne, kas esmė tame, kad BeamNG yra vienas geras dalykas, nu čia galima sakyti kaip 5M'as BeamNG, bet nes neišbaigtas, nes pastoja reikia dažnai, kada reikia sinkint mašinas ir prie to dar eina toks dalykas kaip kaip gerai biškai pristojam, šefui reikia pasižiūrėti žemėlapį. Vienas unikalumas galiu ką pasakyti apie šitą kanalą, kad mes dviesi esam, galime matyti abiejų perspektyvas. Jau, ir esmė tame, kad mes nebūsim eiliniai lietuviai, mes būsim paprasti lietuviai. Ne, Paprasta, viskas aišku, žemiška. jau, karučia. Esmė tame, kad gali būt, kad kanalas greit mirs, arba čia bus kažkas neįprasto, čia kažkur kelias turėtų bus. Kas ta pastatė apcipę? Stabdžiai priekį, sakiau, kad biški stabdžiai. Sutep, VD40, geras dalykas. Ir stabdžių šį. Žinau, greitų metu gali stabdžius praras. Čia pastabdžiu užkaitę pastatė, pas mane 5 laipsniai. Ne, bet ne, jie jau bluksta viskas. Ai, break fadingas. Nu va, štai ir Yeah. miestas. Degaliniai. Jeigu ką galim ir kurą užsipilti į savo kibiriuką. Galėtai pasitaisyti savo dūmų mašiną. Tai va, užsipilam kuro. Ai, čia neleidžia kurų užsipilti. Cholerus. Nes išjungė single tai leidžia. Turime pranešimą iš prodiuserių, kad gauname lygiai po 800 eurų tobulinimams. Aš tai aišku, į stabdžius ais, bet
Gal girdėjau cypiai. Aš nežinau, aš žiūrėsiu, ką investuot. Taigi, vyksime dabar iki miesto garažo ir kodėl tu savo mašiną stumi? Neįlipu į mašiną, palava. Taigi, dėsime patobulinimus, aš ant savo mašinos ketinu ją padaryti naikintuvo. Jo, man BMG užsilaudino. Kur čia dingai? Varom. Mano ekrane tau pusę ratų dalyvau. Tai dabar susime į dešinę. Į dešinę! Ole pas tai stabdžiai cypia. Nereikia kokio lubrikantų. Pas tai ne ką geriau. Aš net nestabdau ant posūkių beveik. Pas tai ratai galiniai, priekiniai traukiasi, aš pamirštu pavarą įsimušti. Aišku, gal kas turite kokių pasiūlymų, kad BMG galima nueiti. Aš tai visokių nesąmonių sugalvoju, ten pervažiai mepą, tokia mašina, nokia mašina. Gal jūs kažką turite įdomiaus. Jo, atviriai idėjom esam, bet čia kadangi tokia laida, tai mes užsiėmėm tokiom nesąmonėm, kad pavyzdžiui, esmė tame tie OG, kurie augę, supranta, top gyrą, tai žinau, apie ką mes. Kažką įdomesnį nuveikti. Čia, taip tau, tu tarpu aš važiuosiu į biškį pigesnių dalių garažą. Aišku, bet... Taigi susimatysime po trumpos pertraukėlės. Tai aš atvykau pirmas į degalinę, greičiau negu mano kolega ten, Jeza. Ir mano vieninteliai pagerinimai tai buvo viskas su stabdžiais, bet stabdžiai buvo tiesiog tragiški. Įdėjau geresnius stabdžius, pakeičiau diskus. Ir dar atlikau pinigų tokiem ratam, čia tokį naudoti, bet man tinka, man parakis. Tokie mano pagrindiniai čia atnaujinimai. Nežinau, ką kolega pasidarė, kažkas sakė, monstrą, ar ką tie darosi, nesuprantu. Daugiau niekur nedėjau čia. Norėjau lempas pasikeis, bet... nenorėjau čia. Palikiau, tai ta mašina tai pilna dūmų tiesiog rodo. Būtų malonu... atvaręs kažkokį kauštį. Grįžo ponas Jeza. Kaip matote, aš šiek tiek pasistengiau, įdėjau padangas. Labai pigios buvo. Padangos tai man lygtis nuo kažkokio traktoriaus nusėmė. Čia ūkininkas davė. Paskui tai įsidėjau, kaip matote, apsaugą priekį šiokią tokią. Šnorkelį įsidėjau, kad nepaskėsčiau. Ką žinau. Dar turbūt stabdžius įsidėjau geresnius, kad šiek tiek... Čia buckets į tą vidų įsimėti. Ir lengvą weight reductioną padariau. Nes priekį įsidėto gale galėčiau. Įdomiai. Aš taip pasilikau čia, pas ne tokia šeimininė mašina, tokia lieka. O visa kita kaip ir... dar čiučiut variklį praleidau pinigų, kad čiučiut patobulino. Aš tikiuosi gerai viskas bus. Bet, žodžiu, daug įdėjau, bet variklis absoliučiai nieko nepakito, gal 4-5 kW tai gavau. Čia pastebėjau pavadimą šitų degaliniai, šiandien neodeoliniai, ne degaliniai, bet neodeoliniai kažkokie. Neodeoliniai. Neodeoliniai. Tai dabar ties... Palaukite, man atrodo, kažką bagažiniai palikau. Pasirodo nieko. Staiga gavome ir vėl pranešimą. Gautas iškvietimas, kad vyksta mūšis. Ne, juokauju. Važiuosime link bokšto ir žiūrėsime, kuris pirmas ką. Pažymėjau maršrutą iki Watchtowerio. Tai dabar važiuosim. Ir padariau performance modą, tai dėjau tiesų išmetimą, tai dabar tais... Tai dabar galime vykti link bokšto. Tai mašina nesveika iškelta, galiu pasakyti. Tai jo, lift kitą susidėjo po pigiai, nes tiesiog reikėjo tarp tokių sprendžinų įdėti dvi gumus tokias tabletės. Bet dabar mašina labai apsivers lengvai gali. Puikus pavyzdys. Bamperį nenešė, you fucking idiot. Palauk manęs, aš tai žinai, čia netraukiu. Ne, tai 1.5. Kaip, tu tai ne 1.7? Ne.
O tu kaip pastai, jūs dūmų išvarė. Nes pas mane teisus išmetimas. Bet tu pradedi gazuoti ir pas tam, žinai, nusprauksta kažkas. Gali būt. Bet pas- Gavome kitą užduotį. Režisierius vėl Nejuokauji. parašė, kad turėsime vykti į lentpjūvę ir ten lenktyniauti. Kaip Tai supratau, laikas pritestuoti mašinas tada. laikas pažiūrėti, ar mano greidai atsipirko. Nu, Taigi- tu variklių greina, aš tai ratus tik tai stabdžius. Tai kas ten per tobulinimas? Kiek tie kilovatų porą tik tais, kodėl man niks nesikrauna? Kur mano hodas dengo, kas man pasakys? Šitą techniniai nesklandumai, mano hodas pranyko, bet susitvarkiau, tai viskas gali biškai kiek kitaip atrodyti. Tai va, esmė tame, važiuosim iki lentpjūvės, ten lauks mūsų lenktynės. Deja, savo Pratestu laidoj, šitas kibirus. taip, deja, laidoj dar neturim stigo versijos. Aš tai kaip stiga, žinai. Bliaunančias karbonkė ir leitas. Pigi versija stigau. Man nuodu sako, kad aš apsiversiu kažko labai greitai. Gali unės viso trakcijos padavus ir kitas tai. Labai sukibimų daug gaunu. Va, o mes prie lentpjūvės esam. Važiuojam. Kėrų, nieko nematau ten. Tai žinai, čia šitą trasą reikia važiuoti vieną kartą, kad supras, kokia trasa bus. Tai apšilimo ratus bus neprakaitų. Taip užduotis sakė, vienus apšilimo ratas ir 3 ratai lenktynių. Taigi susijungiu visus diflokus, aukštą pavarą Pas mane strategija tokia. ir kuo mažiau daužymus. Taigi 1, 2, Apšilimo. 3. Čia apšilimų. Tai apšilimui nereiks spausti. Tugi trasos nežinai, į kairę. Tada pasirenki arba apačia važiuoji, arba viršum, nes jis tą pačią vietą. Bėda tik, kad viršui tau reikės daugiau galių. Ir čia toks pavojus, kad Aš biškai dingau, nes mepą išjungiau. Ir aš vis tiek šitą trasą žinau, tai man ne problema. Čia Na, biškį paprasta techninis trasa. sklandumai. Trasa nėra sunki. Ir kirtus finišo liniją prasidės visas chaosas. Finišo linija ties oranžiniu kranu. Ir nu tada ponas Džeza pradėjo spausti kaip niekada. aš tai žinai laukiam, nes turim nuo finišo pradėti. Tai tenais reik važiuot grybę, tu pala paduosiu iš naujo startą toliau paduosiu. Tai tu prieky manęs buvai, tai kaip tu aš galėjau važiuoti. Nu tai vis tiek apšilimo ratas ir iškart pradedi, tai kaip būna pavyzdžiui formulėse. Man nu, sako, kad aš apsiversiu kažko labai greitai. Ta, Viskas pakuoti. 1. Pala, ne. 1, 2, 3. aš sanką Ir tada ponas Džeza pradėjo važiuoti agresyviai. Kiekvienam posūkį jis jautėsi vis geriau ir geriau. Prašokom. Tas ir reikia taip biškį prileidyti. Kiek ratų sakei? 3 ratus. Sukibimo nėra su padangom. Eik, tu šį stabdžių žmynė bloga. O, būčiau buvo padaręs poksą. Gerai, ramiai. Jaučiuosi kaip antram rally B grupės. Čia, žinau, baisiau, bet to mašina nieko netraukia. O! Reikėjo kai važiuotų trumpi keliu. Čia nėra pasirinkimo, kurio nori su tuo ir varai keliu. Tai žinai, šiaip patikrinu, arba racing line'us. Būčiau dabar atsimušęs, daug kas tai pamatė. O, ką čia dirbi? Ir staiga ponas Džeza nukirto kelią. Tu į mane labiau kirtai. Tai žinau, trečias ratas likęs. Pas mane mašina į kitą pusę traukė.
Turėjau atsiresetit būtinai. O, tai žiūrėk, aš laimėjau, da mano vaikas čia apšilęs. Kur laimėjo tą finišą pasiekė? Tai žiūrėk, iš jų prie pat. Na, Ir ką staiga čia ponas dirbi? Lėtapėdis manęs nepavijo pirmą vietą. Tada. Laimė ne tas, kuris greitas, o tas, kuris protingas. Na, ne. Užstrigo. Palauk ištrauks. Ai, būčiau ištrauks, kaip nori. Važiuosime pas maučiutę Ronkelių. Pavalgyti. Ponas, sekite mane, ponas Lėtapėdė. Jo, labiau kirtai visą liniją. Kokia linija? Tai buvo cheeky moves out of my pocket. Aš niks nebuvo užsiminę, kad negalima čia. Už kamerą. Šitos serijos tokia įžanga labiau, čia nieko labiau nevyksta. Čia kas jūsų laukia ilgai ir nenuobodžiai šitam kanale, netikėtumų daug. Taip. Manau, sekančiam epizode kažką greitesnį sugalvosim, nebūtinai su shitboxais. Pavyzdžiui, kokį ralį, ką nors. Taigi, bevalgant savo kiaušinius, aš sugalvojau idealią idėją. Mes patestuosim, kiek gali patraukti mūsų šitie skarbonkiais, tiksliau shitboxai. Netikiu, kad daug. Mums tai reikia rasti priekabą bei krovinį, bet aš tu pasirūpinsiu. Taigi, Tikėkimės. kurkime savo shitboxą. Ir dabar važiuosime į šį kartą Apple nereikia, nežinau, kur turėtume priekabus. Ir iššūkis bus toks, kad mums reikės kiek eina įsibėgėti daugiau ir kuo greičiau sustoti. Be prakaito. Tada važiuojam, kiek mašina max trauks ir tada ant staigių. Taip, ties degalinė jau gali pradėti stabdyti. Jeigu- Ai, gyro nepatraukė jau. Aš malytę žinau, kas tai buvo. Rankinis pajungtas. Aš priekabą ant rankinio traukiu. Logikos neturi, bet... Priekaba rankinio net. Pasukiniai vairą patestu kartą, kas nors vyksta pas tai ar ne. Kai greit lėkia ypač kokius 100. Nu aš 100 nepasiekiau, tiesą sakant. Tai nepasieks. Net vaikštas. Pasieksiu čia nuokalnį. Nu, pas mane biški kepa mašina. Ir čia yra degalinė ir pradėsime stabdyti. Man prasti popieriai. Aš kažkur priekabą pamečiau. Bet nemačiau. Palauk. Ai va, radau. Nu, čia veikia. Aš tai matau, tu parlėki. Ei. Jos šito. Eik, aš gyvas. Mano priekaba nelabai. Mano mašina gyva. Važiuoja be problemų. 3 ratai važiuojama. Bait reduction. Aš tai stilinę traukiu, žinau. Kur važiuoja paveša. Dėkui tau. O tu. Atsikabėk. Davai, važiuok. Gal tai pastumti pagalbos reikia. Paveški mane. Važiuojam. Maladyt. Nu, teks priekabą mano mest. Šitą priekabą su to eis. Kas sakė, kad mašina negali su 3 ratais važiuoti? Ką? Tada kokį greitį išvystom, kebra. Tokį šiandien nuotykį labai įdomus. Pedžiui man šovė dar vieną idėją. Patestuotume, kaip šitie automobiliai veikia
rimtoje bekelėje. Iš kur turim tą bekelę parausi. Lietuviai man pažįstama, važiuosim, parodysiu. Čia, jeigu ką, stygas su trečia mašina, jeigu netyčia pabirtume. Matai, jis labai didelis chuliganas. Gerai. Kiek dabar aš žinau, čia važiuojam žemyn ir tu turėtų būti posūkis į dešinę. Ne, turbūt. Gal. Štai čia ir prasidės visa kankynė. Į kairę. Nu, aš biškai pusūkis neskaičiu. Šiandien vadovausimės principų speed and power. Šia pirma rečega neklimsta. Jeigu ką, sakyk, aš prilėksiu tą stumtelsiu ar panašiai. Esu gerai. Reikia kuo mažiau recovery daryti. Pala, reikia greitai atžymėti mapą. Labai bėsina, kai Bet gerai tie pro vandenį varai, tai variklis atšala. Jau įpisai. Ne. Galiu pamanyti first person pavažiuoti. Čia daug VR-ų čia kaip supygytų gerai. Ir kaip? Bet rungčiai pusėjus prasidėjo tikri sunkumai. Ypač man tai nėra pas mane lef kitą sudėti. Žinau, terrain ratai. Taip, pas mane traktoriaus ratai, todėl ir sukivimas geras. Pas mane vienas stabdis biškai karštesnis ir nežinau kodėl. Net pro vandenį varant. Aplamai vienas stabdis kairys, karačia, kairė pusėje 100 su viršumu, karačia dešinė pusėje nei 100 nesiki. Čia labai ramiai. Give me a little push. Gerai, išvažiuosiu. Ala, reikia įsibėgti. Turim problemą. Išvažiuosiu pats viskas, išvažiuosiu. Žiūrėk, aš Alau. Speed and power. Žinau, ką aš sustrigau. Ateinu. Vala, žinau, ką reikia daryti. Ne, Atvaryk. reikėtų pagalbos. Jo. Nu, jeigu apsisuksiu, važiuosiu. Čia kad nors mes visada sutvarkysim be problemų, be problemų. O, imi. Iš dabar aš pastrigau. Ką reiškia visagalis transportas be keliais. Gerai, važiuom. Kur, kad čia pavara, tam lėgia, kad tu persivertė prastuvį. That's called Palauk, Galėta reikia įvertinti situaciją. Kad nepadarytume tokius pačius nesąmonės, kaip sakė. Matai, čia tiesiog... Na, padėk. Tai gal tu man padėk? Palauk, Tai atvažiuoju. gal tu man padėk. Palauk, apsisuksiu ir atvažiuosiu. Ne, gal tas lifkitas taip įdomiai skamba. Nusipakelia, važiuoju. Tai žinai, aš nežinau, kad čia mes varysim. Ką veikia? Atvažiuoju pastumsi. Aš galėčiau atvažiuoti. Tai atvažiuoju. Mano mašina, žinok, dreba. O mano guli. Rimtai. Nu, pažiūrėk. Nereikia, tai džiazai gelbės visada. Nereik. Ką tu tai dirbi? Susukau. Pastumtum. Viltų mašina be garsų. Elektriniai. Okei. Etapo. Mainija. Gali padėti. Jo, tuoj.
pas mane turėtų palė viską krist kilovatą. Jo. O, dėkui. Tavo sparnas pas mane dugne. Nevairavimas toks netoks. Žigulio. Akų dabar siūlai. Dabar reikės peršauk tupę, bet net... Pavažiuok į Tai- priekį. Pavažiuok į priekį. Vai. Tai sakau, pavažiuok į priekį, aš neturiu vietos apsisuk. Čia dabar po kairę turėsim suk. Važiuoju, nešvins kartu A. su neskiriu. Boška atbula, ar čia gava. Bet važiuoju. Ir bevažiuojant čia, aš pamačiau mažą saliukę. Turėtume prašau. Tėva. Dėl pono lėkimo. Aš ant kažkokių menukų užsikabinau. Tai greitai nedidelis akmenukas. Galiu pavažiuoti į priekį. Tai kol tu atvažiuosiu, aš spėsiu, prašau. Gerai, parodysiu, ką reiškia speedint babą. Mano Viskas. automobilis be problemų. Aš likau viskas. Nu, va tokia yra mūsų pabaiga. Aš užstrigau upėje. Čia patraukė mašiną, čia palyginau truputį prieš kadrą. Jam labiau pavyko, jis čia labiau buvo pasiruošęs bekeliai. Nes dizelis visada geriau. Nu, pirmas epizodas toks pasivažinėjimui, pristatym, kas čia yra. Antram epizode bus mano įdomesnės veiklos. Taigi norėčiau padėkoti tai, kad žiūrėjo šį video iki pat galo. Su jumis buvo MB bendrija ir jos nariai. Iki kito karto.